Yra priimtas vyriausybės įstatymo pakeitimas, atsisakyta ministerijų sekretorių pareigybių. Jūsų nuomonė, jūsų vertinimai, nes vis tik dar kelia diskusijų šis klausimas. Na, aš iš tiesų gal pradėčiau nuo to, kad praeitą savaitę, tai yra vasario 5 dieną, Seimas pradėjo neeilinę sesiją, kurioje turėjo būti sprendžiami klausimai, kaip buvo prižadėjusi valdančioji dauguma, dėl būtent tų neramumų, kurie buvo, ir dėl smulkiųjų verslininkų reikalavimų pataisyti mokesčius, ir valdžia iš tiesų Andriaus Kubiliaus vyriausybė čia buvo toks, kaip ir prioritetinis sprendimas, kad kuo greičiau ištaisyti padėtį, grąžinti bent jau tokią, kokia buvo. Tačiau ketvirtadienį susirinkus į neeilinę sesiją mes pamatėme, kad iš tiesų nei vienas sprendimas, kuris iš tų pažadų nebuvo pateiktas svarstymui į neeilinę sesiją, ir aš iš tiesų abejoju, ar tai bus šią savaitę padaryta. Tai tas kėlė didžiausią nuostabą, o vienas iš tokių sprendimų, kuris šiandien dienai tikrai nėra labai būtinas ir reikalingas, tai ministerijose sekretoriaus pareigybių panaikinimas. Tai vėlgi pagal ankstesnės vyriausybės, tai yra Gedimino Kirkilo vyriausybės paruoštus ir įstatymus, pagal kuriuos jie dirbo, buvo priimta, kad dirba ministras ir dirba sekretorius. Dabar šiuo atveju vėl norima grįžti, padaryti ministrai, viceministrai, o sekretorių pareigybės naikinti. Tai savotiška, kaip yra toks posakis, raganų medžioklė, tai yra išvaryti svetimus, pastatyti savus. Tai nėra kažkoks sprendimas, kuris duos, ar tai ekonominę naudą, ar kažkokį tai konkretų efektą. Tai paprasčiausia darbo vietų atlaisvinimas ir paruošimas darbo vietų saviems. Neeilinė sesija truks iki vasario 19, jeigu klystu, pataisykite mane, tai smulkiųjų verslininkų klausimas bus vis tik sprendžiamas? Na, matot, iš tiesų sudėtinga pasakyti, kas bus, todėl kad Seimo valdyba patvirtina tuos klausimus, kurie bus darbotvarkėje kiekvieną dieną, tai yra antradieniais ir ketvirtadieniais. Tai nežinau, kaip šią savaitę, ar tai bus įtraukti ar nebus įtraukti tie klausimai, tačiau jau pirmąją dieną, tai yra vasario 5 dieną, kada buvo susirinkę Seimas į neeilinę sesiją, iš tiesų iš opozicijos pusės buvo, mažiausiai turbūt kokie 5 parlamentarai užklausė to paties klausimo, kada konkrečiai bus įtraukta, reiškia, smulkiųjų verslininkų reikalavimai ir kada tie įstatymai bus pataisyti. Tačiau konkretaus atsakymo nebuvo sulaukta. Pakomentuokim truputėlį žiūrovams energetikos situaciją. Dabar vėlgi visokių diskusijų, o žmonės tai bijo labiausiai didesnių mokesčių už elektros energiją. Na, iš tiesų, aš turbūt irgi nesu pats didžiausias energetikos specialistas, tačiau tiek, kiek man tenka bendrauti su kolegomis mūsų partijos, būtent socialdemokratų frakcijos, kurie iš tiesų ir paskutinius 8 metus buvo Seime, dirbo valdančioji daugumoje ir su šitais klausimais susipažinę. Situacija iš tiesų yra gan sudėtinga ir dėl atominės elektrinės statybos kyla iš tiesų daug abejonių. Ar bus, aišku, geriausias variantas būtų, jeigu būtų įmanoma pratęsti esamos elektrinės darbą, tai yra esamo bloko. Na, o dėl naujos statybos mes visi puikiai žinome, kad visų pirma reikalingi pinigai. Na, o šiandien dienai situacija yra tokia, kad iš tiesų pradėjo abejoti tiek naujas energetikos ministerijos paskirtasis ministras gerbiamas Sekmokas, tiek ir
gerbiamas Andrius Kubilius, kad iš tiesų ar sugebės Leo LT pasiskolinti, gauti reikiamą pinigų sumą, kad pradėti darbus, bent jau pirminius darbus, tai yra pirminiai darbai, tai sujungti elektros jungtis su Švedija. Na, be abejo, gera žinia ta, kad pavyko vis dėlto išsiderėti su ES komisija, kuri paskyrė 175 milijonus eurų būtent paramą jungtims su Švedija. Na, viskas priklausys turbūt tolimesnių derybų klausimas priklausys nuo to, ar susiderėsime su kaimyninė Latvija, vis dėlto kas statys tuos tinklus, kur išeis ta jungtis, ar į Latviją, ar į Lietuvą. Tačiau Latvijos vis stipriau slegiant ekonominiai kriziai, manau, kad jau jie tapo palankesni ir vis dėlto lyg tai ir sutinkas, kiek man teko dalyvauti ir kiek užsienio reikalų ministras pateikė ataskaitą, gerbiamas Ušackas, kad vis dėlto Latvija lyg ir atslūgo ir jų nuostata maždaug tokia, kad jeigu jūs turite pinigų, tai prašau statykite. Tai aš iš tiesų su viltim žiūriu į projektą Leo LT ir manau, kad jie ras pinigų bent jau sujungti, reiškia jungtis su Švedija. O dėl tolimesnės, dėl atominės elektrinės statybos, tai manau, viskas priklausys vėlgi nuo finansavimo, nuo to, ar bus rasta lėšų. Na, o statyba kaip statyba, manau, kad tai normalus procesas ir jeigu projektas yra, tai galinčių pastatyti tikrai atsiras. Kaip jūs vertinat, vakar teko klausytis gerbiamo Brazausko nuomonės dėl valdančiosios daugumos derybų su bankais, dėl rėmimo, dėl paskolų, kaip išgyventi, rengiant tokius projektus? Na, iš tiesų, sudėtingoje finansiniai situacijoje yra ne tik tai Lietuva, bet ir visa Europa. Ir iš tiesų Lietuva neturi tokių galimybių, kokias turi, sakykime, ta pati Amerika, kai mes girdim vos ne kas savaitę, kad vienam ar kitam bankui buvo iš federalinio rezervo skirta ten X milijardų, reiškia, dolerių parama. Ar ten ta pati Didžioji Britanija, kuri sugeba skirti po 20 ar 50 milijardų svarų paramą vienam ar kitam bankui. Tai Lietuva tokių rezervų neturi ir iš tiesų mes tokių galimybių finansuoti bankus, remti bankus vyriausybė neturi. Manau, kad vienintelė galimybė tai yra pasiskolinti iš tokių organizacijų kaip Tarptautinis valiutos fondas. Aišku, klausimas vėlgi, kokiom sąlygom skolintis, kokios bus palūkanos, nes, kaip sakant, už dyką pinigų niekas nedalina ir tos palūkanos vėlgi guli ant tų pačių mokesčių mokėtojų pečių, ateinančiom kartom ir taip toliau. Tai į kiekvieną pasiskolinimą, bent jau aš tai žiūriu labai atsargiai ir reikia kiekvieną labai pasverti, ar verta pulti ir skolintis ir šiandien gyventi gerai, ar geriau šiandien susiveršti vis dėlto diržus, kas buvo daug labai kalbama, bet daroma priešingai. Gal vis dėlto reikėtų pagalvoti apie valstybinio sektoriaus taupymą ir šiandien dienai išgyventi su minimaliom paskolom, tik tom, kurios yra reikalingos. O tai, kad reikėtų remti bankus, aš manau, kad geriau reikėtų remti verslą. Tai yra, ar tai tiesioginiu būdu, arba tai galima daryti per projektus, tai yra infrastruktūros projektus, kelių tiesimas, galų gale ta pati namų renovacija, kas buvo kalbama. Iš tiesų pramonės rėmimas, nes ir pramonininkai buvo susirinkę į susirinkimą ir buvo iš tiesų įteikta vyriausybei pasiūlymai, kaip galima greičiau išbristi iš tos ekonominės krizės, kuri yra susidariusi šiandien. Manau, galimybių yra daug, o
tokią nuostatą, kad skolintis remti bankus, aš ją labai atsargiai žiūrėčiau.